Hello, sveiki jaunimas. Ekspromtinė žvejyba. Atvažiavom su šeimyna prie jūros. Žmonikė sako, važiuojam gintarų parinkti. Aš kadangi gintarų rinkti nenoriu, aš sugalvojau pažvejoti. Turim tokių dalykų. Žmonikė eis palei jūrą, o aš nuo jūros pamėginsiu pagauti kokį šlakį, nes dalinai ir šlakių sezonas ir galim kažką sumedžioti. Susirašu porą sistemėlių. Vieną kartą gyvenime sužvejojęs, nesu pagavęs taip nuo kranto žvejodamas, bet danai gaudo ir pagauna. Ir tikrai smagu būn pažvejot, tai pamėginsim ir mes ką nors pagauti. Čia sakyčiau yra vėsoka. Net nežinau, ar čia žmonės žvejoja, bet Danijoje visur šlelė aplinkui, aplink visą Daniją, kur pajūrys, žolių, menukų. Galima bandyti gaudyti šlakį. Kaip biški šalta. Pasidariau porą sistemėlių. Vieną sunkesnė, kitą lengvesnė. Sistemėlė dar viena. Tokia ant tokių tobių gaudo. Tai bus guti. Ar pagausim čia ką nors, ar ne? Net nežinau, nei kur eiti, nei ką daryti, čia palei žemėlapį tą jūrą iškart tiesiai. Ir gal pavyks suvilioti. O tikrai fainai atrodo čia. Tokie yra išėjimai. Gal nereikės mane brist. O vienas sakos gražus vandeniuks. Wow! Padarom kelis metimus. O Jėzu, nemest nemoku. Sako, kai vynioji ir pajauti tring, tada reikia sustabdyti biškį ir laukti, kol kips. Net nežinau, kaip dirba, čia tokia tobė yra, kaip vietinė žuvis. Žolių kol kas nekimba. Ai, normaliai, gražiai dirbinė, taip tink. Žolį jau turiu pagavęs. Nieko, pasimokinsim, mamėtsim, pažiūrėsim, kas čia gera. Šiaip atrodo neblogai. Ganėtinai sunku spręsti, kaip daryti, ką daryti, nes sakau, aš žvejojęs nesu. Tai yra, esu vieną kartą mėtęs, bet nieko nesu pagavęs. Jie atrodo tokie balai čia. O kas čia gali būti? Bando skaidrus. Atrodo kaip ir negiliai, bet gali būti čia iki bambas. Jo. Atvažiavom į kitų vietų. Gal čia pasiseks. Oras tai kaip užsakyta šiandien. Gražus. Ten paukščiukai nardo, kažką bando pagauti. Nu, pažiūrėsim. Pradžiai giliai nebrisim. Iki kelių. Ir pamėtam pažiūrim. Čia visur taip lygu. Pažiūrėjau, iš Google Maps'o, tai gal čia truputį daugiau žolyčių, bet čia man tokia, matos kaip vandens srovė tokia. Gal kažkas čia gali būti. Nusprendžiau čia ateiti čia pamėtyti biškį. Kad nebūtų toly, kad būtų kažkokios permainos biškutiuką. Tai pamėginsim. Labai gerai, 23 gramų toli metasi. Tai visai čiotkai. Negaliu patikėti, kirtau žuvį, vyrai. Oi geras! Kaip geras! Oi geras! Taip dar mintyse taip galvoju savo, svajoju. 1000 metimų žuvis. Ir yra! Ai, blempa! Geras šlakiensas! Wow, apsimyšiu! Tik tai! Geras! O Jėzau, kaip mane užkabino, kas žinotumėt. Eik tu sau. Apsimyšiu. Vidurį niekur, va. Užmesta. Reikia būtinai pafilmuoti. Oi. O, kaip duoda. Nu ką, jaunimas, išlėkė benišutis pašlakiauti ir pagavo pirmą kartą šlakį nuo kranto. Nu geras.
Kebrytė, oi, užsitrauks, kad telefonas neįkristų vandenį. Geras. Pažiūrėk, koks nuostabus šlakiuks. Oi, nu nepyk, taigi ranka esu susidrėkynęs. Paleisiu aš tave. Oi, koksai. O, šis toksai kaip nudegęs kažkoks. Vau. Koks nuostabus gražus. Mažas šlakiuks. Dėk. Super. Oi, super. Yes, jėga. O, atrodo lygiai vietoj, žuvų nėra. O, bet čiukt ir šlakiuks, o tik pukšt paėmė. Gražiai net nesupratau, taip užgulė. Kaip lydeka kokia. Bet vadinasi, jų čia va yra plaukė. Nu blemba. Pats savim žaviuosi. Fantastika. Nu atvykom į dar kitą vietelę pabandyti. Nuo šalesnė nuo miesto. Taip neblogai turėtų atrodyti. Čia labai daug pajūrio galėtų paeiti apeiti. O va ir iš viršaus matos. Labai gražu akmenų, žolių ruožas. Wow. Wow, kaip čia ir gražiai. Wow. Nu, kelis metimus padariau. Noriu biškį į priekį paeit kokius 200-300 metrų, nes čia matos vienoks vanduo eina, čia kits vanduo eina. Nu, tiesiog gal ten vėjas pučia, bet aš manau, gal ir srovės biškį persimaišo, kur labiau jūros vanduo, labiau fjordo vanduo. Ir galvoju, gal ten jų daugiau bus. Nežinau, nesu specialistas, čia reikėtų klausti, kas užsiema su tai šlakių žvejyba labiau. Bet vis tiek jums yra kažkur vietelės, kur jiems labiau patinka būti. Tai va, biškį paeisime ir pamėginsime. Praminti keliai, praminti takai. Tarararara, tarararara. Nu, čia bandžiau išlyst lauk, pužiškių, šlapučių, čia vėjas, srovės didžiulės, nieko nepadaryti. Neš iškart į krantą. Kokią žiūrėkit vietelę gerumo. Čia kas nori romantišką vakarą praleisti. Masažą, sakau, matrasą atsinešti. Atsiguli savo, lauželis. O, skombin šuo geržalti. Gali savo čia gražiai pavakaroti. Nu, va, žaltikas sutemo, pamiršau su jumis besisveikinti. Čia 150 km mūnai grįžti, numiai. Kaip čia geriau atsistuoti. 150 km numiai grįžti. Tai kol grįžom, kol kaut sutemo. Bet faini dienelė, užskaitau. Aš vis laik užskaitau, bet vien žuvį pagaunu, man gerai. Jau džiaugiuos, kaip sakant, pilnas kelinis. O jeigu daugiau, da geriau. Bet kit sykį. Išmoksim, daugiau pagausim, aš manau. Buvo valdelis, da išlieks pažvėjot prie Roskildės. Kažkokį naują veit, sakė, nieka vienis lieka. Va. Čia kažkas klausom, ko žvėjojam, tai čia ir tokie tobiai. Man atrodo, pradžioj video aš jums parodžiau, ant ko dažniausiai ant tų, bet šiaip bando viską žmonės. O rytoj, jeigu nieks nesutaupys, varausiu kajakų ant lydekų draudims prasidėjo, ne visi, man atrodo, Daniai čia žino, čia ir nuo balandžio 15 iki gegužės 31. Ne. Jo, iki gegužės 1, taip, tas kovas. Nuo kovo 15, kovas balandis, iki gegužės 1, man atrodo, jau gali gaudyti. Jo, o tada gegužės 1 prasidės starkių draudims ir iki birželio 1 lygtai taip, jau gerai atsimenu, jei ką pažiūrės, patikslinsiu, užrašysiu. Vsio, trumps vidusiuks toksai pasivaikščiojims, vėliau kitsikį rimčiau užsiimsim, pagaudysim nuo kranto tų šlakius. Va, vsio, čiau.